Kodėl gyventojų skaičius nustoja augti? Virš 30 000 bendro vidaus produkto per gyventojų rodiklį populiacija nustoja augti. Tai šiandien, sakykime, Lietuvoje bendras vidaus produktas viršė iš tikrųjų $100 milijardų, gyventojų, piliečių ir rezidentų yra apie 3 milijonus, tai mes jau turime tą atspirties laikotarpį, kada mūsų populiacija Lietuvoje nustojo augti. Ir tai yra, sakykime, ekonominė anomalija. Valstybė siekia, kad žmonių gerbūvis būtų geresnis, valstybė siekia, kad išsilavinimas būtų geras. Pabrangus gyvenimui, žmonės pradeda galvoti, kiek jam kainuos paleisti gyvenimo vaikus, kai kurie aplamai atsisako jų turėti. Jeigu paimti šiandien aukšto BVP per gyventojų skaičių šalis, tai viena moteris vidutiniškai pagimdo 1,1 vaikų. Kad gyventojų skaičius nemažėtų, koeficientas turėtų būti 2,3. Šiandien populiacija auga tik tai neturtingose šalyse. Nėra kito būdo, kaip turtingom šalim imigruoti imigrantus iš mažiau turtingų šalių. Be imigracijos tai neįmanoma. Šiandien Europos kontinente gyvena 750 milijonų gyventojų. Iš jų 11% yra imigrantai. Afrikoje šiuo metu gyvena 1,5 milijardo žmonių. 2050 metais prognozė, kad Europoje gyvens 711, iš jų 20% turės emigrantai. Afrikos kontinente tuo metu gyvens 2,5 milijardo žmonių. Tai vad atsakykime, kur galimas žmonių judėjimas, kokią mes turėsime raidą ir civilizacijos vystymąsi demografijos prasme sekančius 25 metus.